yra brangus ne tik tuo, apie ką čia kalbėjo Eugenijus ir Gytis, bet ir dėl to, kad čia galvą sudėjo ne vienas, ne 5 ir ne 10 mano draugų, kolegų ir ankstesnės kartos lakūnų. Jurgis Dabkevičius, Akrobatinio skraidymo federacijos prezidentas Aloyzas Cibarauskas, vienas iš perspektyviausių akrobatinio skraidymo meistrų Lietuvoje Darius Išganaitis. Taigi čia turėtų paminklai stovėti jiems. Ir aš tikrai nesutikčiau, kad per tą vietą, kur žuvo mano kolega, kas nors bėgiotų, tryptų tą vietą su golfo lazdomis. Tai per daug brangu. Tarptautinė aeronautikos federacija nėra komandinis kažkoks tai organas, tai yra visuomeninė organizacija. Ji negali nurodyti ar įsakyti kažką tai daryti. Ir kaip oficialus jos atstovas, aš kreipiuosi į miesto valdžią, į Kauno apskrities viršininko administracijos atstovus. Laikas priimti sprendimą. Šitas angaras ir šita teritorija turi būti padaryta taip, kaip daugelį vakarų šalių. Ir tikrai būtų gėda mums lietuviams, jeigu Baltarusijoje, Ukrainoje atstatomos Lietuvos pilis, Lietuvos didikų dvarai, ką matėm per televiziją. Ir kad mes Lietuvoje nesusitvarkytume su tą, ką mes turim, ne taip jau mes daug to paveldo turim.